Aštunta dalis. 24 metų kovo 23 diena. Šeštadienis. Didžiausia dovana – gyvenimas žemėje. Didžiausia dovana man – gyvenimas čia, žemėje. Mums padovanotas visas pasaulis. Kur bevažiuotume, mes esame namuose. Nėra jokių ribų, todėl aš juo ir mėgaujuosi. Ryte vėl buvau pažadinta savo sąmonės. Kelios minutės po 5. Tarsi kažkas švelniai pakvietė. Kelkis, tai paskutinis rytas. Ir aš nusprendžiau. Eisiu prie jūros pasitikti saulės, susitikti su Helium. 3 rytą iš eilės. Šį kartą pasirinkau kitą vietą, tolimiausią salos kampą. Nuošalią aikštelę skirtą kažkokiam plaukikui atminti. Ten, kur vėjas kalba kitaip, kur jūra atrodo gilesnė. Dangus buvo kiek kitoks. Virš vandens driekėsi lengvų debesėlių juosta, tarsi šydas tarp pasaulių. Po truputį iš vandens išlindo raudonai oranžinė saulė, o paskui greitai kilo aukštyn. Stebėdama ją pajutau, kaip vidinės akys atsiveria ir akimirkai pamačiau dievišką pasaulį čia, šioje realybėje. Ne kažkur toli, ne už uždangos, o čia pat. Grožis pildė širdį, gniaužė kvapą ir tuo pačiu kvietė atsiduoti. Pasitikau saulę savo rankomis, visa savimi. Saulės šviesa vis stiprėjo ir skaistėjo, nutiesdama geltonai auksinį taką per jūrą, tiesiai iki manęs. Stebėdama tą šviesos kelią pajutau, kaip manyje bunda kažkas sena ir kartu nauja. Atrodė, kad galėčiau juo nubėgti ir susitikti su Helium. Ne tik kaip su esybė, bet kaip su dalimi savęs. Ta riba tarp pasaulių pasirodė tokia plona, beveik nematoma. Subtilusis pasaulis kvietė, tai reikėjo juo patikėti. Pajutau amžiną beribę meilę Helijui. Ne tik jam, bet ir savo, pasauliui, viskam, kas yra. Troškau jame ištirpti, paskęsti, susilieti, degti amžinai kartu šaltinio šviesos liepsnoje. Atsiverimas ir susiliejimas su jo švelne viską apimančia meilė buvo toks stiprus, kad viduje manęs sprogo šviesos banga. Ta energija mintimis kėlė aukštynį šaltinį, tarsi norėdama grąžinti tai, kas man buvo duota su dėkingumu. Tuo metu ausinukų klausiausi muzikos, kurią man pasiūlė Evelina. Now We Are Free iš filmo Gladiator. Ji padėjo dar giliau įsijausti, susitelkti, leisti savo būti tame sraute. Muzika tapo tiltu tarp mano širdies ir visatos. Akimirką pajutau įšventinimo, karūnavimo ceremoniją. Savo vidinėje vizijoje įžengiau į dangišką karalystę, į Liucijos ir Helijaus namus. Ten viskas buvo šviesu ir sava. Ar tai buvo mano sąmonės prisiminimas? Ar aš visada priklausiau tai erdvei, tik buvau pamiršusi? Ašaros bėgo, o kartu kilo džiaugsmo ir dėkingumo bangos. Jaučiau, kaip plečiuosi, kylu, kol pasiekiau ramybės ir pilnatvės būseną. Pajutau save kaip žvaigždę, suspindusią supernovą. Tai buvo mano kosminė sąmonė, plati, gili beribė ir kartu labai mano. Aš nebesu padalinta, Liucija ir Helijus, ne jie, o aš savo pilnatvėje. Mano meilė jam tai šaltinė meilė savo pačiam, per mane. Saulė mano, meilė mano, tirpstu tavyje, alpstu ir vėl atgimstu, ir tai nesibaigia. Kaip feniksas pakylu iš pelenų, žvaigždė suspindžiu priešais tave. Per amžius esu tavo, su tavimi, tavyje, esi mano dievas, mylimasis ir brolis, o gal net ir tėvas. Degu ir degsiu šmelę tau beribę bekraštę, eisiu kartu į žemę ar kitą planetą, visatą, nešu tavo šviesą, meilę ir gyvenimo džiaugsmą. Tavo karalienė Liucija. Apsidairiusi aplink gerėjusi jūrą, uolomis, balandžiai šalia. Ta akimirką jutau rojų žemėje. Bet svarbiausia, pajutau, kad tas rojus visada buvo manyje.
Tik dabar jį išdrįsau pamatyti. Ėjau per tuščią bundantį senamiestį iki katedros. Trumpą sekundę pajutau ne mintimi, o vidiniu žinojimu, kad būtent čia katedroje yra įmaterintas pirmapradžio šaltinio kanalas. Tarsi vieta ir laikas susiliejo, atverdami duris į tai, kas amžina. Po to prisėdau lauko kavinėje, kur rytas dar alsavo gaiva ir šviesa. Rankose laikiau šiltą kavos puodelį, o šviežias traškus kruasanas buvo malonus rytinis skanėstas, paprastas, bet teikiantis tikrą džiaugsmą. Tuo metu susirašinėjau ir dalinausi įspūdžiais su Edita, Evelina ir savo šeima. Žodžiai liejosi lengvai, širdis buvo atvirus. Jaučiausi atgimusi kartu su visu pasauliu, tarsi vidinis pavasaris būtų išsiskleidęs ne tik manyje, bet ir aplink mane. Lyg kiekviena ląstelė būtų prisipildžiusi šviesos, o oras džiaugsmo. Tai buvo ne tik rytas, tai buvo nauja pradžia. Grįžusi namo po rutinio pasivaikščiojimo, įsitaisiusi savo jaukioje erdvėje, skiriau laiko tylai ir meditacijai. Turėjau intenciją pajausti Annos Marijos kanalą, kaip jis transformavosi po vakarykščio proceso. Panirusi į vidinę tylą, susitelkusi į Annos Marijos sąmonę, tarytum pamačiau save iš šono. Išeinu iš Sicilijos, žingsniuoju, dedu kojas ir ten, kur žengiu, atnešu savimi rojų žemėje. Naują realybę, naują pasaulį. Iš paskos driekiasi gijos, lyg skleidžiasi įvairiaspalvės gėlės. Įžengiu ir viskas keičiasi. Jaučiau save su sparnais, mano koktoje šviečianti žvaigždė. Pamačiau, kaip mane už dešinės rankos laiko Marija Kumara, o už kairės Helijus. Jie mane veda, padeda, palaiko. Aš esu šviesos ir gyvybės nešėja, naujo pasaulio nešėja. Tai tarytum mano paskirtis skleisti tai ir materinti. Džiaugiausi ir dėkoju už šią viziją. Tai taip gražu, tyra, prasminga, nauja ir stebuklinga. Po to skubiai susidėjau daiktus į lagaminą, tarsi užversdama vieną kelionės puslapį. Vidurdienį jau pietavau restorane Moon, vietoje, kur laikas atrodo lėtesnis, o šviesa švelnesnė. Jaučiau, kad mes dviese su Helijum sėdime prie staliuko, tyliai mėgaujamės paskutiniu mūsų pasisėdėjimu Sirakūzuose. Padavėjas pasiūlė paragauti šefo patiekalo, juodų makaronų su jūros žolėmis. Skonis buvo neįprastas, gilus, maistas undinėliai. Pasijutau soti ne tik kūnu, bet ir sielą. Valgydama pajutau tylų kvietimą atsisukti. Už nugaros kabėjo paveikslas. Kaip tik tuo metu restorane parodos pristatymo vakarėliui ruošėsi menininkas, kurio darbai puošė restoraną. Aš jo užklausiau apie šį paveikslą, kurio užrašas tarsi kalbėjo man. Nepakartojamas ir netobulas susipinimas. Viena siela iš dviejų vienišų sielų. Atspindys mūsų nežemiško ryšio, to, kas neįvardyjama, bet jaučiama iki širdies gelmių. Helijus, mano partneris iš šaltinio, tai buvo tarsi patvirtinimas, kad mūsų ryšys kyla iš vieno sąmonės kristalo, kuris pasidalijo į du spindulius. Po pietų lėtai grįžau į savo laikinus namus. Buto tyloje manęs jau laukė sukrautas lagaminas, tylus priminimas, kad kelionė artėja visai prie pabaigos. Išėjau pėsčiomis per miestą, tarsi atsisveikindama su kiekvienu kampeliu, kiekviena gatvele, kiekvienu akmeniu po kojomis. Ortigija šurmuliavo savaitgalio ritmu, o aš ėjau lyg per savo pačios vidinį kraštovaizdį, ramiai, sąmoningai dėkodama. Traukinių stotyje laukė kelionė į oro uostą. Vagono lange slinko Sicilijos vaizdai. Jūra, uolos, laukai, bažnyčių bokštai. Viskas atrodė tarsi sapnas, kuris dar nenori pasibaigti. Kai lėktuvas pakilo pro langą, išvydau Etną. Ne tik ugnikalnį, bet gyvą sąmonę, seną kaip pati žemė. Jis tuksojo didingai, tarsi mitinis sargas, kurio akis regėjo tūkstantmečius. Sicilijoje Etna vadinama motina. Ji gimdo ir naikina. Kalba liepsnomis, bet ir tylos kalba.
Ta akimirką jutau, kaip jis su manimi komunikuoja, ne žodžiais, o vidiniu žinojimu. Tarsi atsisveikindama, tarsi palaimindama, tarsi perduodama kodą, kurį reikės iššifruoti vėliau. Buvo jautru palikti šią Sicilijos žemę, kuri man tapo ne tik šventovė, bet ir namais. Vieta, kurioje atsivėrė šviesos atmintis. Mano patirtis patvirtino tai, ką išgirdau visai neseniai. Tam tikros fizinės vietos žemėje saugo raktus ir kodus, kurie gali pažadinti žmogaus asmeninę atmintį ir sielos misiją. Tai ne teorija, o gyvas išgyvenimas. Kai atsiduri toje vietoje, kažkas viduje ima skleistis, prisiminti, sugrįžti. Svarbu pajausti kvietimą ir leisti savo ten nuvykti. Ne iš smalsumo, o iš vidinio šaukimo. Tokiose vietose žmogus susigrąžina dalį savęs, kuri galbūt ilgai laukia, kol bus pripažinta ir įkūnyta. Skrisdama lėktuvu klausiausi muzikos ir stebėjau pro langą saulę ir debesis, o mintyse plaukė visa mano kelionė. Sutikti žmonės, istorinės vietos, saulės pasitikimai, Sicilijos jūra, energijos srautai, Helijus su Liucija. Ačiū, kad klausėtės šios dalies. Jei ji palėtė jūsų širdį, pasidalinkite su artimaisiais. O jei norite, galite atsisiųsti mano e-knygą ir perskaityti ją patys. Tegul žodžiai keliauja toliau.